šiandien laidoje. Tol, kol karys kalba, tol mes galime stebėti jo sąmonės būklę. Mes žinome, kad jo kvėpavimo takai yra atviri. Jeigu pradės pasakoti, kaip jisai nori būti generolu, tikėtina, kad galbūt jo sąmonė kažkur iškeliauja. Paracetamolis neskystina kraujo, kaip tarkime mūsų dažniausiai naudojamas ibuprofenas. Ar ne? Kas yra aktualu, jeigu tu kraujuoji, ko gero nenorėtum, kad tavo kraujas dar suskystėtų ir bėgtų greičiau. Kontaktas! 3 valandą! Kas nutiko? Koja! Kraujuoja? Davai, brova, varyk! Sužeistas pas mane! Taktinė pauzė. Viskas gerai. Labadiena, parakomanai. Kaip matote, šiandien mes išvykome iš studijos ir turime tikrą taktinę situaciją. Ką mes čia darome, kaip mes čia tai tvarkysime, sveikinuosi ir pirmiausia klausiu mūsų pagrindinio instruktoriaus Giedriaus. Sveiki. Sveikas. Kas čia įvyko, ką mes darom? Tai turėjome kontaktą, vienas mūsų karys yra sužeistas į koją, masyvus kraujavimas. Karys susiteikė savo pagalbą, aš prižiūrėjau per nuotolį, kad jisai susiteiktų pagalbą taisyklingai ir jisai atidėjo iki manęs, patikrinau, ar teisingai uždėtas turniketas ir ruošiamės iš čia atsitraukinėti. Vietoj pasirašiau neštuvus. Brolau, mes tave panešiosim truputėlį. Du, 3. Gerai, Giedriau, atvykome pagaliau į saugią vietą, turim sužeistą karį, ką mes su juo darysime, kokią sistemą naudosimės. Tai mes naudosimės TCCC sistemą. TCCC tai yra Tactical Combat Casualty Care sistema, kurią sukūrė amerikiečiai ir jie pirmieji pradėjo ją naudoti, kuri vėliau tapo ir bendrų NATO standarto ir Lietuvos kariuomenė lygiai taip pat jį perima. Iš lėto, mažai žingsniais, tačiau mes irgi ją pradedam naudoti vis daugiau ir daugiau. Kas toje sistemoje yra, apie ką jį kalba, nuo ko mes pradedam? Tai pirmiausia, ta sistema yra suskirstyta 3 fazes. Tai yra pirma fazė, tai vadinama CAFAS arba Care Under Fire, pagalba apšaudymo metu, kuomet iš esmės medicinos yra labai mažai, nes yra labai nesaugu ją teikti. Galima minimaliai, tai yra nebent uždėti turniketą, jeigu yra masyvus kraujavimas iš galūnių ir ištraukti sužeistai iš apšaudymo zonos, jeigu tai tik tai yra įmanoma. Ir ties tą vietą iš esmės baigėsi visa pagalba. Toliau keliaujame mes į antrąją fazę, tai yra TFC, Tactical Field Care arba pagalba lauko sąlygomis, kuomet mes jau esame bent jau dalinai saugus, suteikinėti kiek įmanoma daugiau pagalbos mūsų sužeistajam. Ir trečioji fazė tai yra evakuacijos fazė, kuomet mes jau pasirūpiname, kaip išgabenti mūsų sužeistąjį į aukštesnį pagalbos lygį. Tai pirmoje fazėje mes matėme, kad jis pats susidėjo turniketą, ar jis teisingai uždėtas, kaip apskritai reikia turniketą užsidėti? Ja, tai pirmiausia, pirmoji fazė, kai visada yra pagalbos lygiai, tai karys susiteikia pagalbą savo, todėl karys
šalia esantis karys suteikinėja pagalbą ir tik tai vėliau gali įsijungti koks nors šaulys gelbėtojas, paramedikas ar kas tik tai bebūtų dedikuotas medikas. Tai šiuo atveju karys užsidėjo teisingai turniketą, tai yra jis bandė užsidėti faktiškai kiek įmanoma aukščiau, vadinama high and tight, tai yra kiek įmanoma aukščiau galūnės ir kiek įmanoma tampriau. Kodėl taip? Dėl to, kad pirmoje fazėje dažniausiai bus panika, stresas, nelabai visada žinoma, kur yra sužeista, galbūt matome tik tai kažkokius krūvinus drabužius. Dėl to mes stengiamės susidėti kiek įmanoma aukščiau turniketą ir iš esmės stengtis, kad kraujotaka būtų sustabdyta visoje galūnėje. Kodėl apskritai yra svarbu greitai stabdyti kraujavimą? Tai masyvus kraujavimas yra numeris 1 priežastis, dėl ko miršta kariai mūšio lauke. Ar ne? Jo labiau, kad pažeidus didelės arterijas, kraujagyslės galima nukraujuoti per 2-3 minutės. Tai jeigu mes nesutikime pagalbos čia ir dabar ir kiek įmanoma efektyviau, iš esmės išgyventi šansai patampa labai maži. Ar yra kažkoks laikas, per kurį reikėtų sugebėti pačiam užsidėti turniketą? TCCC gairėse yra nurodyta 1 minutės laikas. Vis tik iš mokymų, tai yra po pakankamai neilgų mokymų, kariai sugeba užsidėti turniketą per 30 sekundžių ir kai kurie net greičiau. Be abejo, neveikiami streso, tačiau siekiamybė turėtų būti bent jau 30 sekundžių, 40 sekundžių turėtų būti pats tas laikas. Tai matome, karys užsidėjo turniketą, gavo komandą šliaužti prie kito kario, kuris taip pat suteikė kažkokią apžiūrą. Taip, tai tiesiog aš buvau šalia, dar kartą patikrinau, ar tikrai turniketas yra uždėtas taip, kaip turėtų būti. Ir mes pasiruošėme paciento, mūsų nukentėjusio evakuacijai iš tenais, nes ten buvo tikrai nesaugu mums likti. Gerai, tai galiausiai atvykome į saugią lokaciją, turime mūsų sužeistai, turniketas uždėtas, ką darome? Tai pirmiausia, mes naudojame March POS algoritmą, ar ne, kuris sudėlioja mum gairias, prioritetus, kaip suteikinėti pagalbą sužeistajam. Tai M raidė yra masyvus kraujavimas, massive bleeding, nuo ko mes ir pradedame. Tai pats pirmiausias, kadangi mes jau turime uždėtą turniketą, tai vadinasi, pirmas mūsų veiksmas yra įsitikinti, dėl ko buvo uždėtas tas turniketas ir ar tas turniketas veikia. Ar ne? Tai šiuo atveju mes turime čia kažkokį tai sužalojimą. Mes atsiveriame ir įsitikiname, ar mūsų turniketas yra uždėtas gerai ir ar mūsų žaizda nekraujuoja. Šiuo atveju jis yra uždėtas gerai, nekraujuoja, vadinasi, šitoj vietoj mes pabaigime. Toliau, vizualinė apžiūra, ar mes matome daugiau kažkokių masyvaus kraujavimo požymių, kai persisunkia kraujų drabužiai, gal kažkokia bala kraujo yra, šiuo metu mes to nematome. O mes keliaujame prie antro žingsnio, tai yra, vadinama, kraujo apčiopa. Tai, kad mes nematome kraujavimo, tai dar nereiškia, kad jo nėra. Tai mes turime jį proaktyviai ieškoti. Paiešką atliekame tose vietose, iš kur mes didžiausia tikimybė, kad galime masyviai kraujuoti. Tai yra jungties vietos ir galūnės. Tai pradedame nuo kaklo. 360 ir pasižiūriu savo rankas. Jeigu matau tenais kažkokio kraujo, tada aš bandau tikrinti, iš kur tas kraujas atsirado. Jeigu nėra, keliauju prie kitų vietų. Pažastys. Kirkšnys ir kiek įmanoma sėdmenų. Toliau galūnės. Šitą koją mes jau apžiūrėjome. Ir galime net į batus įkišti pirštą ir pasitikrinti, ten nieko nėra. M raidė iš principo baigta. Mes pasitikrinom turniketą, pasidarėm vizualinę apžiūrą ir pasidarėme kraujo apčiopą dėl kitų galimų masyvų kraujavimų.
Gerai, tai apžiūrėjom kraujavimo taškus, daugiau kraujo liktai neradome, kas keliauja toliau? Toliau mūsų algoritmai yra A raidė, airways arba atviri kvėpavimo takai. Greičiausiai reikės apžiūrėti tą dalį. Taip, aš pasislinksiu į tavo vietą. Ir su kvėpavimo takais yra du scenarijai. Jeigu mūsų pacientas yra sąmoningas ir jisai su mumis kalba, girdi, brolo? Girdžiu. Vadinasi, jo kvėpavimo takai yra atviri ir iš esmės mums nieko nereikia su jais daryti. Antras scenarijus, jeigu mūsų pacientas yra nesąmoningas arba jo sąmonė yra sutrikusi, tuomet mes turėtume įsitikinti, ar mūsų pacientas kvėpuoja ir užsitikrinti atvirus kvėpavimo takus. Tai patikrinimas, atveriam burną, įsitikinam, ar ten nieko nėra. Gali būti visokie dantis po sužalojimo, kai kurie mėgsta tabaką kramtyti arba būti užsikišus snustus vadinamosius, ar ne, tai visą tai gali nukeliauti gilin ir uždaryti kvėpavimo takus. Tai mes pasitikrinam, atsiveriam kvėpavimo takus ir įsitikinam, ar mūsų nukentėjusysis kvėpuoja. Tiesiog pasiklausom. Mes turime girdėti, jausti ir kadangi atsižvelgiant į aplinkybės, mes gali būti labai sudėtinga girdėti, bet visada galima uždėti ranką ir jausti, kaip mūsų nukentėjusysis kvėpuoja. Čia mums reikia tik įsitikinti, ar jis kvėpuoja. Viskas. Įsitikinam, kad jisai kvėpuoja, sekantis veiksmai būtų užsitikrinimas atvirų kvėpavimo takų. Tam mes turime kelis metodus. Ne? Vienas iš jų būtų nazofaringinis vamzdelis, kuris vedamas per nosį, pakeliauja po liežuvio šaknimi ir neleidžia jai uždaryti kvėpavimo takų. Tam reikia pasitikrinti, ar mūsų nukentėjusysis turi tokias priemonės. Ar mes žiūrime būtent į jo IFAK-ą? Taip, mes naudojame būtent sužeisto kario IFAK-ą, nes IFAK-as ir yra Individual First Aid Kit. Tai yra mano asmeninės priemonės man suteikti pagalbą. Be abejo, aš galiu naudoti savo, bet jeigu aš būsiu sužeistas, tada aš nebeturėsiu savo. Tai naudojame tas priemonės, kurios yra pas karį. Norėtume tikėti, kad visos priemonės, kurios yra skirtos kariui, karys yra pasiruošęs, susitvarkęs taip, kaip turėtų būti. Šiuo atveju mes nematome nazofaringinio vamzdelio. Tai jo ir netaikome. Tai ir nėra problemos, nes, kaip minėjau, tai yra bent keli būdai, kaip užtikrinti atvirus kvėpavimo takus. Vienas iš jų nazofaringinis, kurio karys neturi. Antras būdas yra stabili šoninė padėtis, ar ne, kuri nereikalauja jokių priemonių ir galima naudoti bet kokiais atvejais. Lygiai taip pat kaip civiliniai medicinai. Kadangi šiuo atveju mūsų pacientas yra sąmoningas, ar ne? Tai mes jokių metodų netaikysime ir tęsime. Tarp kitko, ar svarbu yra įsitikinti sąmoningumo laiks nuo laiko? Taip, geriausia su kariu kalbėti, su sužeistuoju kalbėti visą laiką, ar ne? Tegul jisai jums pasakoja kažkokias istorijas, klausinėkit apie jo gyvenimą. Tol, kol karys kalba, tol mes galime stebėti jo sąmonės būklę, mes žinome, kad jo kvėpavimo takai yra atviri. Mes galime jam uždavinėti kažkokius tai logiškus klausimus, į kuriuos reikėtų logiškų atsakymų ir tuomet mes galime stebėti, ar nekinta mūsų nukentėjusio sąmonės būklė. Duoti skaičiavimo užduotis turbūt. Skaičiavimo užduotis, tiesiog uždavinėti klausimus, kuris šiandien diena, ar bet kokius paprastus klausimus, į kuriuos būtų logiškai atsakymai. Jeigu pradės pasakoti, kaip jisai nori būti generolo, tikėtina, kad galbūt jo sąmonė kažkur iškeliauja. Tęsim toliau apžiūrą. Marš algoritme. Kokia raidė? R. R. Respiration. Kvėpavimas, ar ne? Tai viskas, kas susijęs su mūsų dėže. Mes turime pasitikrinti, ar mūsų dėžėje nėra to, ko neturėtų būti, ar ne? Skylių. Tai šičia mes turime jau nusiimti apsaugos priemonės. Ar ne? Ir pirmiausia, vizualiai apžiūrėti visas mūsų krūtinę. Būtų idealu ir padaryti tempimą odos, nes bet kokios mažos skylės gali nepasirodyti iš pradžių. O neužtenka vien vizualiai pasižiūrėti? Vėl, čia yra idealu, ar ne? Viskas švaru, nieko tokio. Bet jeigu bus kraujas,
bus purvas, smėlis ar kažkas tai tokio. Čia gali būti viskas susimaišę ir mes iš esmės nežinosime, ar čia kraujas nuo kažkur, ar čia sužalojimas, ar ne. Tai mes tuo pačiu tempiam odą ir mažas skyles padarome didesnėmis, kas lengviau pastebėti. Tuo pačiu nuvalome tuos nešvarumus, kurie galbūt čia galėtų būti, ar ne. Ir tuo pačiu mes įsitikinam, ar viską patikriname, ką galime šitoj pozicijai patikrinti. Pažastys, ne, šonai. Jeigu kažką radome, sužalojimą, pirmiausia, uždengiam, pasiruošime priemonės, kuriomis užklijuoti tą žaizdą. Ne? Pavyzdžiui, šiuo atveju įsivaizduojame, kad turime žaizdą plautį. Taip, yra krūtinėje kažkoks tai sužalojimas, šautinė žaizda, skeveldrinė vėl. Kuo apskritai tai yra pavojinga ir kaip labai pavojinga? Kuo pavojinga? Pavojinga to, kad gali sukelti iš esmės trečią mūsų dažniausiai priežastį, dėl ko mūsų kariai miršta. Tai yra įtampos pneumotoraksas, kuomet oras susikaupia krūtinės ertmėje ir neleidžia mūsų plaučių dirbti taip, kaip turėtų jisai dirbti. Ar ne? Tai mūsų geriausias ginklas šiuo atveju yra prevencija. Jeigu mes užklijuosime skylę kažkuo, kas nepraleidžia oro, mes galime užkirsti kelią šitai būklei išsivystyti. Tai ką mes darome? Ta mes naudojame vadinamosius česylus, okliuzinius tvarsčius. Turi įvairiausių pavadinimų. Iš esmės tai yra didelis pleistras, kuris mums... Jeigu tokio įrankio nebūtų IFAK, yra kažkokių bent teorinių alternatyvų šitai žaizdai? Čia yra tiesiog plastiko gabalas su klijais, ar ne? Tai bet koks plastikinis pakuotė ir duct-teipas arba pleistras iš esmės gali atstoti mūsų česylą. Tai iš esmės, kad tik nepatektų oras iš išorės. Visiškai. Mes galime naudoti bet kokią priemonę, kuri nepraleidžia oro. Tai iš esmės bet kokia plastikinė priemonė, pakuotė arba bet kas yra nelaidi orui ir jinai sutvarkys šitą problemą. Prieš klijuojant česylą labai svarbu yra visą nusivalyti plotą toj vietoj, kur bus česylas. Jeigu bus kraujo nešvarumų, tiesiog česylas nelips. Arba jisai vėliau atlips, ko pasekoje mes galime turėti šito problemų. Kai kurie gamintojai įdeda tam tikras šluostės. Jeigu neturime šluostės, naudojamės rankomis, nukentėjusio drabužiais. Šiuo atveju mes turime ventiliuojamą česylą. Tai reiškia, kad šitose vietose oras išeis, bet neįeis, vienpusis ventilis. Tai mes turėtume pasistengti, kad centras mūsų česylo keliautų ant sužeidimo ir kiek įmanoma viskas geriau priliptų. Vieną problemą sutvarkėme, liko ieškoti galbūt esamos kitos problemos, ar ne? Apžiūrėjome priekį, šonus, liko nugara. Dėl to česylai dažniausiai keliauja du į fakę, nes jeigu yra įėjimo žaizda, greičiausiai bus ir išėjimo. Ypatingai skeveldrinių sužalojimo atveju būna labai daug ir netgi kartais dviejų česylų gali neužtekti. Kągi, paversiu aš tave, brolau, apžiūrėti nugaras. Lygiai ta pati procedūra. Įsitikinti, ar nieko nėra, ypatingai šitos vietos. Viskas švaru. Turbūt, jeigu nerastume išėjimo žaizdos, labiau sunerim tektų, negu jeigu rastume. Viskas priklauso nuo būklės, bet visai gali nutikti. Kulka yra nenuspėjamas daiktas ir jinai gali keliauti ten, kur jai susišvietė. Taip, kad nieko čia nebepadarys. Mes gydome tik tai, ką matome ir ką randame. Ką atidengiau, tą uždengiu. Hipotermijos prevencija, ar ne?
atidengiau drabužius, uždengiu, man nebereikia. Šitą aš irgi galiu užsekti. O jeigu tai yra karšta diena, sakykime, plus 35, gal kaip tik reikėtų laikyti karį vėsiai? Prie hipotermijos mes dar prieisime, tačiau sužeisti kariai, ypatingai kurie netekę daug kraujo, juos visada reikia saugoti nuo hipotermijos. Nes hipotermija atsiranda ne nuo aplinkos veiksnių, o nuo pačio sužalojimo. Dėl to nesvarbu kokia temperatūra lauke, visada mes turime apsaugoti karį kaip tik tai įmanoma su tom priemonėmis, kurias mes turime. Tačiau prie hipotermijos prikeliausime truputėlį vėliau, tačiau visos apžiūros metu mes stengiamės kiek įmanoma atsižvelgti į hipotermijos prevenciją. Toliau mes susitvarkėme žaizdas, ar ne? Bet kaip kalbėjome, yra tikimybė, kad išsivystys įtampos pneumotoraksas. Ne? Su įtampos pneumotoraksu mes irgi ką galime padaryti, atsižvelgiant į mūsų kompetencijos lygį, ar ne? Ką mes turėtume ieškoti įtariant įtampos pneumotoraksą? Tai įtampos pneumotoraksas, jeigu jisai vystosi, jis iš esmės neleidžia plaučiams dirbti savo darbą. Ar ne? Tai mūsų pacientui truks oro, jisai pradės greitai kvėpuoti, nes jam trūksta deguonies, ar ne? Vadinamasis kvėpavimo nepakankamumas. Mes galime stebėti sužeistosios pusės šiek tiek išsipūtimą, ar ne, nes ten susikaupęs oras, pučiasi kaip balionas ir nevienodas krūtinės kilnojimasis, tai yra sužeista pusė tiesiog nesikilnoja. Ne, tokiu atveju mes galime įtarti įtampos pneumotoraksą. Kokia pagalba tokiu atveju? Yra keli būdai. Pirmas būdas, mes galime tiesiog padaryti angliškai vadinamą burp. Tai yra, mes tiesiog pašaliname čia sylą, pravalome žaizdą, paprašome mūsų paciento pilnai iškvėpti, jeigu jis sąmoningas, jeigu jis nesąmoningas, mes galime tiesiog paspausti diafragmą ir galbūt susikaupęs oras bus pašalintas per mūsų turimą skylę. Ir tada vėl užklijuoti čia sylą. Jeigu tai padėjo, valio, paciento būklė galėtų šiek tiek pagerėti, bent jau kažkuriam laikui. Tai šitą manevrą gali atlikti bet kas, nesvarbu nuo kompetencijos. Antras dalykas, ką mes galime padaryti, tai yra dekompresinė adata. Šitam dekompresiniai adatai reikia jau turėti šiek tiek daugiau įgūdžių ir kompetencijos, ar ne? Pagal TCCC yra skirtingi lygiai, tai čia jau yra šaulio gelbėto kompetencija. Keliaujame prie sekančios raidės C. C. Circulation arba kraujotaka. Ar ne? Kraujotakoje mums svarbiausia yra įsitikinti, ar mūsų pacientas yra šoke ar nėra šoke. Kaip mes tai galim padaryti? tą lengviausia pamatyti pagal du požymius. Tai yra mūsų paciento sąmonės būklė ir ar mūsų pacientas turi radialinį pulsą, tai yra riešė, čia lengviausia pamatuoti, ar neturi, ar jisai yra silpnas ir sunkiai čiuopiamas. Tai galime pradėti nuo pulso. Vėlgi, šiuo atveju mums svarbiausia sužinoti, ar mūsų pacientas turi radialinį pulsą ar ne. Taip, aš užčiuopiu, jisai turi. Ei, girdi mane? Ja. Viskas gerai? Taip. Kas nutiko? Kas? Ta pagalba pirma man. Ja? Kada sužeidė tave? Prieš, nežinau, 30 minučių. Tai, įsitikiname, kokia paciento yra sąmonės būklė, ar ne? Užduodame kelis klausimus ir mes tą būklę galime vertinti pagal vadinamą AVPU sistemą. A tai yra alert, tai yra mes dabar esam alert, ar ne? V tai yra verbal, tai yra karys, mūsų nukentėjusysis, reaguoja į mūsų balsą ir ar vykdo teisingai mūsų komandas, ar ne? Aš galiu paklausti, jisai gali būti mieguistas, atrodyti lyg miega, lyg apsvaigęs, bet aš paklausiu, girdėjai mane? Ja. Jisai atsako, galbūt jo sąmonės būklė nėra pati geriausia,
bet tai dar nėra tragedija. Tai jeigu reaguoja į balsą, tai yra V, jeigu reaguoja į P, tai yra pain. Tai mes tiesiog pabandom sukelti kokį nors skausmą, dažniausiai patrinimas į krūtinkaulį yra skausmingas ir stebime, kaip pacientas reaguoja. Pacientas gali bandyti pašalinti keliamą skausmą, gali padaryti kažkokias grimasas veidu arba kažkaip kitaip pasijudinti. Jeigu karys nereaguoja, sužeistasis nereaguoja ir į skausmo stimulus, tai vadinasi, jis yra unconscious, yra pilnai nesąmoningas. Tai šiuo atveju mes įtartume šoką, jeigu būtų vienas arba abu du požymiai. Tai yra, nėra radialinio pulso ir arba karys yra su pakitusia sąmonės būklė. Ir tarkim, jis yra šoke. Ką tai mums reiškia, ką mes tada turim daryti? Iš esmės mes daug ko nelabai galime padaryti. Tai yra, mes tik tai galime padaryti prevenciją, tai yra sustabdyti visus įmanomus kraujavimus, kad jo būklė dar neblogėtų. Ir tas mums sako, kad būklė kario yra bloga ir mes turėtume kiek įmanoma greičiau jį evakuoti į aukštesnės pagalbos. Tai čia iš esmės yra informacija vėlesniems rūpinimosi etapams, kurią mums reikia perduoti. Taip, ir informacija, kaip greitai mes turėtume vykdyti evakuaciją ir kaip greitai prašyti evakuacijos. Reikėtų dar, aišku, pasitikrinti turniketus. Ar mes jį irgi pastoviai tikrinam? Taip, turniketai turėtų būti patikrinami, kada mes kažkaip sujudiname pacientą ir kartas nuo karto vėl visada pasitikrinti, nes viskas gali judėti, pasislinkti, atsilaisvinti. Ar ne? Tai šiuo atveju vėl pasitikrinam labiau ne patį turniketą, o ar mūsų turima žaizda kraujuoja ar ne. Įsivertinom, nekraujuoja. Ką matau, mes neužsirašėme laiko, kada buvo uždėtas turniketas. Ne? Dabar mes tą galime ir padaryti. Kodėl tai apskritai svarbu? Svarbu turniketo uždėjimo laikas, nes turniketas negali būti uždėtas amžinai. Jisai kažkada turi būti nuimtas, ar ne? Saugu yra būti su turniketu 2 valandas, kuomet per tas 2 valandas mes dar galime kažką daryti su tuo turniketu. Galbūt mes jį galime nuimti, jeigu, tarkime, sužalojimas pasirodė tikrai netoks, dėl ko reikėtų turniketų. Nes karys pirmoji fazė tiesiog iš streso užsidėjo turniketą, galvojo, kad galbūt sužeistas, galbūt pasirodo, kad ten buvo tik tai drėskimas kažkoks tai ir jisai užsidėjo tą turniketą. Šitoj fazėje mes turėtume tada įsivertinti tą sužalojimą, ar jam tikrai reikalingas turniketas ir jeigu neprabėgo 2 valandos, mes dar galėtume pašalinti tą turniketą. O jeigu prabėgo 2 valandos? Jeigu prabėgo 2 valandos, tada jau nerekomenduojama nuimti turniketą ir tą galėtų padaryti tik tai medikai su aukštesne kompetencija. Ką vertėtų paminėti, tai yra, kad su turniketu mes tikrai galime kaip ką padaryti ir dabartinė Ukrainos patirtis rodo, kad labai yra aktualus turniketo perkelimas ir turniketo konversija. Tai turniketo perkelimas tai reikštų, kad jeigu turniketas buvo uždėtas aukštai, mes jį turėtume nuleisti žemiau, tai yra ten, kur buvo sužalojimas, virš sužalojimo 5-8 cm mes galėtume perkelti turniketą. Ar ne? Tas yra daroma tam, kad jeigu taip jau nutiktų, kad su turniketas būtų ilgiau negu 6 valandos, atsižvelgiant į evakuacijos laikus, ar ne, kad mums pavyktų išsaugoti kiek įmanoma daugiau audinių ir galūnės. Tai čia vienas dalykas – perkelimas, ar ne? Ir antras yra konversija. Tai yra, kai mes vieną kraujavimo stabdymo priemonę, tai yra turniketą, pakeičiame kitą kraujavimo stabdymo priemonę. Tai šiuo atveju būtų žaizdos pakavimas su hemostatiniais tvaršiais. Laukia paskutinioji raidė? Taip, laukia paskutinioji raidė. Ne visai paskutinioji. Maršo algoritme mūsų laukia paskutinė raidė, bet paskui mes dar turime pos raideles. Ar ne? Tai H raidė tai būtų head injuries ir hipotermija. Ar ne? Tai galvos sužalojimai, tai vėl tiek galvos, tiek akių sužalojimai. Mes turėtume tiesiog įsivertinti, ar mūsų nukentėjusiojo galva nepatyrė sužalojimų, ar ne, atsičiuopti, ar nėra guzų, kraujavimų,
ir kažko tai tokio. Akys sveikos, vadinasi, viskas yra gerai. Hipotermijos prevencija, ar ne? Hipotermijos prevencijai mes dažniausiai naudojame hipotermijos plėvelę, nes jinai yra lengva nešioti, jinai užima labai mažai vietos, ar ne? Tačiau kaip hipotermijos prevencija, tai nėra pati geriausia, ką mes galėtume turėti, tačiau aplinkybės mus verčia naudoti šitą, ne? Dėl to su hipotermijos plėvele dar būtų gerai naudoti ir tai, ką mes galime paskolinti mūsų pacientą, ar ne, savo drabužius, jeigu kažkokius galime, miegmaišį ar kažkokias kitas priemonės, kad kiek įmanoma labiau jį apsaugotume nuo hipotermijos. Svarbu 360 apvynioti mūsų pacientą su plėvele, o ne tik užkloti ant viršaus, ar ne? Ir geriausia padaryti tai yra rombo forma, nes tada mes galime suvynioti kiek įmanoma daugiau kūno. Kurias vietas svarbiausia apsaugoti? Svarbiausia yra mums apsaugoti, tai yra torso, ar ne, didžiausia mūsų kūno vieta ir galva. Kojos, jeigu liks neužklotos, nieko nepadarysi, jeigu turėtume antrą plėvelę, galėtume galbūt ją panaudoti. Visada reikia pasilikti vietą, priėjimą, apžiūrėti tas priemonės, kurias jau panaudojama, pavyzdžiui, turniketai, žaizdų pakavimas, čia sylas, ar pasimatuoti, pasitikrinti pulsą, ar ne? Tai nereiškia, kad tai reikia mums tiesiog ne viską užklijuoti, bet pasilikti kažkokias tai vietas apžiūrai. Ją užfiksuoti, matau, galim paprasčiausių skočių. Skočas yra mūsų geriausias draugas. Ir su juo mes galime spręsti daug problemų, kaip pavyzdžiui pasigaminti čia sylą. Sekasi, girdi mane? Geriau jau dabar. Tai bet suprantame, kad čia nėra galutinis turbūt etapas mūsų priežiūroje šakarė. Be abejonės. Iš esmės, jeigu mus spaudžia laikas ir mes turime judėti dėl taktinės situacijos, tai yra privaloma, ką mes turime padaryti. Ar ne? March yra privaloma, ką mes turime padaryti. Nes marčiai yra skirta susitvarkyti su tomis priežastimis, kas mūsų pacientą nužudys greičiausiai. Tai jeigu mes turime laiko, mes galime dar pasidaryti POS raideles, ar ne? P nuskausminamieji, antibiotikai, W žaizdos ir S splinting, tai yra lūžiai. Dabar nuskausminamieji ir antibiotikai, ar ne? Pagal TCCC rekomenduojama IFAKO, tai yra individualios pirmosios pagalbos rinkinį, ten turėtų įeiti kelios tabletės. Tai yra nuskausminamieji, tai yra paracetamolis, mūsų visų pažįstamas, ar ne? Tai būtų 2 tabletės, viena tabletė yra 500 mg, tai vienas 2 tabletės, 1 gramas. Toliau nuskausminamiesiems eina meloksikamas, tai yra 15 mg. Dėl ko būtent parinkti šitie vaistai? Dėl to, kad paracetamolis suveikia greitai, bet jis veikia trumpai. Ir paracetamolis neskystina kraujo, kaip tarkime mūsų dažniausiai naudojamas ibuprofenas. Ar ne? Kas yra aktualu, jeigu tu kraujuoji, ko gero nenorėtum, kad tavo kraujas dar suskystėtų ir bėgtų greičiau. Meloksikamas įsivažiuoja lėtai, tačiau veikia ilgiau, ar ne? Iki 8 valandų kažkur. Vėlgi, šities
nuskausminamieji skirti realiai silpnam ir vidutiniam skausmui kontroliuoti. Jeigu be abejo tai bus didelis skausmas dėl sužalojimo, šitie vaistai greičiausiai nelabai kuo ir pagelbės, dėl to jau reikės nukreipti pas mediką, kuris turės kažkokių leidžiamų vaistų ir žymiai stipresnių. Antibiotikai pagal TCCC gairės rekomenduojamas moksifloksicinas 400 mg. Kodėl būtent šis vaistas? Dėl to, kad jis yra labai plataus spektro ir jisai veikia 24 valandas. Tai reiškia viena tabletė, jeigu mūsų pacientas gali ryti, viena tabletė jį daugiau mažiau apsaugos visą parą, tol, kol jis, aišku, pasieks aukštesnį lygį. Šitie vaistai yra tablečių forma, ar ne? Tai vadinasi, mes turim tam tikrus apribojimus. Jeigu mūsų pacientas yra nesąmoningas, jisai negali nuryti, deja, mes tų vaistų jam nesuduosim. Jeigu jisai būtų sąmoningas, tada mes galime jam duoti tos vaistus. Vėlgi, tai yra rekomendacija, ar ne? Tas pats meloksikamas ir tas pats antibiotikas, jie yra receptiniai vaistai, ar ne? Tai reiškia, kad jų priėjimas yra šiek tiek ribotas ir tiesiog nuėjus į vaistinę tu jo nenupirksi. Ir aš stebiu, kad yra nemažai ypatingai šaulių, kurie užduoda klausimą, iš kur jų įsigyti, ar ne? Nes rekomendacija yra, o iš kur įsigyti truputėlį yra sudėtinga. Tai šiuo atveju vėlgi tai yra rekomendacija. Negalime gauti, vadinasi tiesiog neturėsim. Kas mums liko? Mums liko dar dvi raidės, ne? W tai wounds, žaizdos ir S splinting tai yra lūžiai. Wounds tai reiškia, kad mes turėtume apsižiūrėti visą mūsų paciento kūną dėl visokių galimų mažų sužalojimų, įpjovimų, žaizdų, kurios buvo, ar ne? Ir visas jas, jeigu tik tai įmanoma, jeigu turime resursų, sutvarkyti. Idealiu atveju mes galėtume nusirengti mūsų pacientą nuogai, ar ne, nes būtų idealu, vizualinė apžiūra, bet atsižvelgiant į aplinkybės, atsižvelgiant į orą, mes ko gero to nedarysime dėl hipotermijos prevencijos. Tai mes galime tik tai pasitikrinti tai, ką mes galime prieiti, ar ne, ir tai, ką mes žinome. Ar teisingai suprantu, kad tai yra pakartotinis patikrinimas, kuries tai jau šį kartą kitokių žaizdų? Taip, mes čia ieškome tų žaizdų, kurios prieš tai mums buvo nesvarbios, nes jos nemasyviai kraujavo. Tos žaizdos, kurios kėlė gyvybei grėsmę, mes jas susitvarkėme anksčiau, ne? M raidėje. Dabar mes tik tai ieškome tų žaizdų, kurios ten galbūt yra atviros. Pavyzdžiui, mes turime uždėtą turniketą, vadinasi, kažkur tai buvo žaizda, dėl ko mes uždėjome tą turniketą, ar ne? Tai tą žaizdą reikėtų užsidengti. Čia grinai dėl higieninių priežasčių, kad mes jos neužkrėstume daugiau negu reikėtų. Visi kiti mažesni kraujavimai, kurie mums anksčiau nerūpėjo, nes jie nebuvo masyvūs, dabar mes irgi galime juos susitvarkyti. Kažkokie įpjovimai, nubrozdinimai, nudegimai, ar ne? Tokios problemos, kurias mes dabar ir susitvarkysim. Tai šiuo atveju čia aš viršutinėje kūno dalyje nieko neradau. Vėl susitvarkau savo hipotermijos prevenciją kiek tik tai įmanoma. Ir mes turime žaizdą, kurią tiesiog sutvarstysime spaudžiamuoju tvarsčiu arba tai, ko mes turime. Ko šitas tvarstis ypatingas? Tai yra spaudžiamasis tvarstis, kuris yra elastinis, ar ne? Tai jeigu jis yra elastinis, tai reiškia, kad jisai gali sukelti šiek tiek spaudimo. Ir jeigu, tarkime, yra kažkoks tai nedidelis kraujavimas, nemasyvus, jisai gali sustabdyti tą kraujavimą.
vėlgi, jisai turi sugerimo puodelį, ar ne, ir spaudžiamąjį elementą, kuris padeda dar labiau sukelti spaudimo, jeigu jo reikia. Kadangi šiuo atveju mes kraujavimą jau sustabdėme su turniketu, tai mūsų tikslas čia yra tiesiog užsidengti žaizdą ir mums jau nėra tikslo čia stabdyti kraujavimą. Vietoje. Daugiau kažkokių kaulo lūžių mes nematome. Vėl hipotermijos prevencija tiek, kiek įmanoma. Ieškodama žaizdų, tuo pačiu ir tikrinau, ar nėra kaulo lūžių. Jeigu būčiau radęs, bandyčiau įtverti su turimomis priemonės. Tų priemonių tikrai yra nedaug. Dažniausiai tai bus improvizacija kažkokia tai iš to, ką turime. Iš esmės, mūsų pacientas paruoštas transportavimui, tačiau dar reikėtų užsipildyti nukentėjusio kortelę, pasitikrinti gyvybinius parametrus, tai yra pasimatuoti kvėpavimo dažnį, pasimatuoti pulsą, dar kartais vertinti sąmonės būklę ir, kas svarbiausia, yra nukentėjusio kortelė. Tai nukentėjusio kortelėje iš esmės yra pagrindinė informacija apie sužeistąjį, jo sužalojimo mechanizmą, kas jam nutiko, kur yra sužalojimai, kokie yra gyvybiniai parametrai ir ką mes padarėme su tuo nukentėjusiu. Kokius vaistus davėme, kur uždėjome turniketą ar dar kažką tai padarėme. Tai šita informacija yra labai svarbi sekantiems lygiams, nes mes perdodami nukentėjusį kitiem medikam, jie mato ir nukentėjusį, ir turi informaciją, kurią mes jam perdavėme kortelės formą, nes ne visada mes galėsime tiesiogiai jam perduoti tą informaciją. Turime paruoštą karį transportavimą, ar ne? Mūsų skyriaus vadas jau užsikvietė medevaką ar kasevaką, bet kas atvyks, ar ne? Ir mes mums beliko tik tai sutvirtinti, ekipuoti ant jo, ne? Ir pasiruošime nukentėjusio kėlimą. 1, 2, 3. Vienas, du, trys. Sveikas? Na ir suprantama, tai buvo tik tais inscenizacija ir joks video turinys neatstos tikrų įgūdžių ir tikros praktikos. Ačiū Giedriau už tavo žinias, ačiū už tavo laiką. Tad gerbiami žiūrovai, kviečiame ir jūs įgyti šių būtinų žinių tiek kariškiam, tiek civiliam. Susitiksime kitą kartą. Iki.